Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau visus pasveikinti su sausio 13 diena, Laisvės gynėjų diena. Šią progą noriu pasidalinti savo kalbą, sakytą 2022 metais sausio 13 dieną prie Seimo. Dėkoju už galimybę pasakyti žodį ir norėčiau padėkoti visiems susirinkusiems. Šiandien į sausio 13 dienos minėjimą susirinko Lietuvos piliečiai, kurie prieš 31 metus patys stovėjo ir kovojo už Lietuvos laisvę. Arba stovėjo ir kovojo už Lietuvos laisvę tėvai bei jų seneliai. Kovojo už laisvę vieninga tauta. O ką mes matome šiandien? Matome suskaldytą Lietuvą į dvi dalis, nuo kurios piliečių valdžia šiandien apsitvėrė tvoromis, dėl kurių atvykimo valdžia sustiprino policijos pajėgas. Staiga visi Lietuvos piliečiai tapo potencialūs antivalstybininkai ir valstybės griovėjai. Ar ne per daug priešų savoje šalyje? Šiandien vieninga buvusi tauta yra suskaldyta ir supriešinta. Vieni tapo edukuotais, išsilavinusiais, gaunančiais aukštas pajamas, turinčius negalimybių pasą žmonėmis. Kiti, tos pačios valstybės gyventojai, tapo antivalstybininkais, Kremliaus agentais, neturinčiais negalimybių paso, needukuotais, neįsilavinusiais antivakseriais. Vieni daktarai, studentai, teisininkai, mokytojai, Seimo nariai yra neįsilavinę, o kiti tų pačių sričių atstovai pasirodo yra išsilavinę. Supriešinti tarpusai yra net šeimos nariai, giminaičiai, draugai ir pažįstami. Kodėl mes laisvoje demokratiškoje valstybėje turime vėl kovoti už laisvę? Kodėl mes laisvoje valstybėje turime kovoti už savo fundamentales konstitucinės teisės, kurios mums suteikia konstitucija? Kodėl yra griaunama mūsų ateitis? Tačiau pabandykime žvelgti ir teigiamų dalykų. Vadinamos pandemijos metu, kuri tęsiasi jau 2 metus, išryškėjo įdomių dalykų. Iki šio laikotarpio valstybės piliečiai labai stipriai nesidomėjo politika. Tačiau šiandien situacija daugeliui piliečių pasikeitė. Jie suprato paprastą tiesą, kad valstybės sprendimai, kiekvienas valstybės sprendimas tiesiogiai įtakoja piliečius. Šiuo metu matome daug nelogiškų, vienas kitam prieštaraujančių nutarimų, skaldančių ir segreguojančių žmonės. Siekiame darbuotojus skiepyti priverstinai. O prisiminkime, kaip Dulkys pats sakė, kad prievartos nebus ir viskas bus tik savanoriškų pasirinkimų. Įvestas negalimybių pasas, kuris yra antikonstitucinis. Iš mūsų jaunų, sveikų žmonių atimama konstitucinė teisė mokytis. Tačiau džiuginantis dalykas yra tame, kad pagausėjo žmonių aktyvumas ir siekis dalyvauti politinėme gyvenime. Nes, kaip žinome, politika tai interesų gynimas. O interesų turime kiekvienas iš mūsų. Mokytis, dirbti, studijuoti, gauti tinkamas medicinos paslaugas ir panašiai. Tad, kai šios dalykus pradėjo riboti ir visai atimti iš mūsų, žmonės tapo drąsūs, aktyvūs, nebijantis pakovoti už savo teisės. Matome, kiek atsirado naujų lyderių, kiek atsirado naujų organizacijų. Žmonės pradėjo įgyvendinti patį svarbiausią dalyką. Jie pradėjo vienytis ir kovoti prieš mažos grupelės valdančiųjų antikonstitucinius sprendimus. Tačiau pats geriausias dalykas, kad mes vienijamės ne pinigų, ne ekonominės naudos principais, tačiau žmogiškumo, moralės ir tiesos pagrindais. O tai yra pati stipriausia jėga.
moralę aukščiau už pinigus. Bei norėčiau pacituoti Gabrielių Landsbergį. Šitas Seimas turi eiti lauk. Ačiū jums visiems, ačiū studentų atstovai. Tik šią kalbą sakiau kitos tvoros pusėje, nes valdžia tapo tokia demokratiška, kad nuo Lietuvos gyventojų apsitvėrė tvoromis. Na, bet tauta tuo metu įvertino tokią valdžios veiklą atitinkamai. Prisiminkime. Tačiau esminis dalykas yra tai, kad šis simbolinis valdžios atsiskirimas nuo savo šalies gyventojų nėra pasibaigęs ir tęsiasi toliau. Šiandieniniai pavyzdžiai. Verslas pradėjo gintis ir įvardinti čekiuose, kad milžinišką akcizą įvedė Tėvynės sąjunga, konservatoriai, liberalai ir Laisvės partijos. Automatiškai toks verslas valdžios akise tapo pačiu blogiausiu dariniu ant šios žemės. Ūkininkai norėjo atvykti su savo technika pasikalbėti su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku dėl savo pažeidžiamų teisių. Už tai gavo administracinių nusižengimų, policijos malonių rankų užlaužimų ir įvardyjimų, kad jie yra potencialūs protestuotojai. Nors protestuotojais tuo metu net nebuvo. Mokytojai gali protestuoti kiek nori, tačiau į jų prašymus neatsižvelgiama ir taip toliau. Tad šią dieną dar kartą galime pagalvoti ir apmastyti, kas yra tikra laisvė ir kaip ją reikia pasiekti. Turime kovoti kiekvieną dieną, jeigu iš tiesų norime būti laisvais žmonėmis. Iki.